Pasižiūrėkime, kaip veikia meniu pasirinkimas vienai funkcijai slankjuoste. Matome dialogo lentelę, kurioje yra funkcijos išraiška, o funkcijos grafikas yra koordinačių plokštumoje. Dabar, kada pajudinsime šį tašką, pamatysime raudoną kryželį, reiškia, kuris keičia savo padėtį ant grafiko. Mes matome bet kurio grafiko taško tikslias koordinates. Galime taip pat paprašyti, kad per šį tašką būtų nubrėžta liestinė. Jeigu norime storesnės liestinės, mes ją pastovinsime padėję čia varnelę. Dabar, kadangi lietimosi taškas yra judantis, tai kartu juda ir visa ir mūsų liestinė. Iš jų taip pat galim pastebėti, kad štai šioje vietoje bet kada galim pamatyti ir liestinės krypties koeficientą ir su vaikais pasiaiškinti, kada jis yra teigiamas, o kada jis yra neigiamas. Išjungiu liestinę, įjungiu kirstinę ir dabar per šį tašką yra nubraižomos kirstinės. Tačiau galiu paprašyti, kad būtų nubrėžta ir liestinė. Dabar, kada x tašką artinu prie lietimosi taško x0, mes galim matyti, kad liestinės ir kirstinės padėtis sutampa. Tai yra liestinė yra ribinė kirstinės padėtis.